Smagu, gražu toj gamtoj. Paukščiai čiulba, šilta, pumpurai sproksta, bet panašu, kad sezoną gal ir užsidarysiu. Bandžiau pavaikščioti čia po pievas, tai iš viso to, kas gaunasi, tai tiesiog, kad išlindęs iš pievos nusirinkinėja erkės. Nesu aš jų mėgėjas, nepatinka man jos. Ir manau, kad palauksiu kito sezono. O gal dar ir suksim kokį video. Sveiki bičiuliai. Na ką, praeitą savaitgalį uždariau sezoną, šį savaitgalį atidarau vėl. Žodžiu, kažkaip užšildė tą saulytę, tų erkių išlindo. Aš jų nelabai mėgstu, tai sakiau, fuck it. Ir apsėsiu aš čia be tų ragų, yra kitų darbų ir sodybų, ir būriuot reik važiuoti, žodžiu. Reikalų milijonas. Bet taip gavosi, kad per savaitėlę paspaudė šaltis. Ir tos erkės truputėlį atgal sulindo, tai galvoju, nu ką pūlių, why not? Tai va, sugrįžom į mišką. Na ir tęsėme rubriką Turgus miške. Šiai dienai turime pardavimų štai tokią detalę. Nesu tikras, kas čia, bet įtariu, kad nuo kokio Belaruso ar kažko, gal kokio variklio dangtelis, gal kamino išmetimo koks dangtelis. Tai va, jeigu kam reikia, paėm sutarsim tikrai, o dabar einam toliau, bandysim kažką tai surasti. Bičiulis buvo įmetęs video, kad čia kažkur tais didelė banda ganosi, tai bandysiu pasivaikščiot, pasižiūrėti, kas čia gero. Visur tvora aptverta nuo lauko, tai čia taip lengvai neprabėga, tai teks rasti, kur jie eina. Arba tiesiog eidamas čia mačiau tokį gražų kanalą, kuris eina per visą mišką, vandens nėra daug, tai gal jo reiks prasieiti, pasižiūrėti, žodžiu. Valandų turim patiek va, maždaug atvažiavau į mišką. Nesitikiu ant laukų tikrai nieko rasti, nes čia laukus tai su pirmais gaidžiais nurenka. Tai bandysim pasivaikščioti, šiaip pačilintą miškelį. Ir galbūt tai vienas iš paskutinių šeimų šiais metais. Deja, kaip visą laiką gyvenime būna, ne viskas nuo tavęs priklauso. Pasirodo, čia už kampo sodybėlė buvo. Tai kai pamačiau, kad atskuta čia link manęs chebra, kuris susideda iš kokių 3-4 ir vienas mačiau toks, ant kurio dar jot galėčiau, tai nusprendžiau, kad neturiu aš čia noro nei su jais su pagaliais kovoti, nei dujom purkšti. Tai teko žodžio atsitraukti. Tai kaip ir neaišku, čia kur tėliniai dabar lenda į mišką. Tai bandysim tokiam prasieiti. Čia matosi, kažkada jie ir keliavę. Taigi atėjome į tokį jaunuolyną turbūt. Buvęs aptvertas, bet matosi, kad elniam nelabai čia ką maišo tą tvorytę. O dabar žiūrovam klausimas. Ar kas nors miške vaikščiodamas daro taip, kad susiranda kažkokį pagaliuką, bet kokį pagaliuką, ir tiesiog eini su juo ir tai medį pastukseni, tai kokią žolę, dar kažką, tai taip pat. Nežinau, iš kur čia atrodo iš vaikystės toks įlikęs, kad kaip su kokiu kardu turi vaikščioti po tą mišką ir kažką tais vis pabaksnuoti, pastuksenti ir taip toliau. Parašykit komentaruose, ar jūs taip irgi darot, ar šiaip kokių įpročių miške turit, ką vaikščiodami darot, gal dainuojat, gal, nežinau, eilėraščius kuriat kokius, gal dar ką nors. Gal tiesiog vaikštot ir tylit. Taigi, dar vienas momentėlis toks, aišku, visą laiką su pagaliuku, arba kitaip sakant, gali būti ir burtų lazdelė, Aspekto Patronum, pavyzdžiui, linkėjimai mano žmonai. Tai būna išeini į tokią vietą. Žinau, kad tenai buvo elnių tikrai, nes matosi, kad jų ten ir būta, ir valgyta, ir kakota. Bet aš nežinau, kur jie yra čia. Tai aš labai mėgstu, kaip tik pasisekė, yra šviežiai pagreideriuotas kelias. Tai leisimės
tuo keliu ir ieškosim, kur jie kerta kelią. Taigi, eime. Kurį laiką vis galvoju apie tos žmonės, kurie daug tų ragų randa ir galvoju apie tos, kurie tų ragų neranda arba nedaug randa. Tai nesiparinkit, chebra. Viskas, ta prasme, formulė labai paprasta. Jeigu tu turi laiko, tai tavo šansai didėja. Jeigu tu gyveni arčiau laukų ar plotų, kur telniai laikosi, tavo šansai didėja. Jeigu, tarkim, tu esi ar medžiotojas, ar ūkininkas, žinai, kur jie laikosi, gyveni gal krašte, kur mažiau žmonių ragų ieško, tavo šansai didėja. O jeigu tu toks esi paprastas miesto vaikas kaip aš, kuris gyvena mieste ir dažniausiai išvažiuoja tik tai savaitgalį ir tai ne visą laiką, ir paskiri ten kokią vieną dieną, tai tavo šansai tikrai nėra kažkokie labai įspūdingi. Tai dėl to tiesiog stengiuosi pasidžiaugti tą gamtą, pabūti joje ir tiek. O kartais ir ta sėkmė aplanko. Tai nenukabinkit nosies, jei ne šiais metais, tai kitais, jei ne kitais, tai dar kitais. Pasistengkit išmokti, mėgautis gamta, buvimu joje. Ir tiesiog gerai leiskit laiką, įsidėkit skaniai pavalgyt, savo mėgstamą batonėlį ar mėgstamą gėrimą. Ir tiesiog mėgaukitės tą tylą ir ramybę. Taigi dar toksai patarimas, čia gal perspėjimas, nes pavasarį šernai, kai kurie anksčiau, kai kurie vėliau pradeda vesti vadas. Ir jie pasidaro tokios kaip guoliavietės, kur tą vadą veda. Tos guoliavietės dažnai būna po tokių eglynų. Tik jisai būna baisiai tankus ir jame sunkiai kas nors matos. Tai atsargiai neužlipkit ant šernės, nes, ta prasme, gali ir liūdniau šiek tiek pasibaigti. Mane porą kartų yra šernė perspėjus, kad jinai čia yra. Tai mes vienas kitą supratom, žodžiu, ir aš tiesiog pasukau į kitą pusę. O dabar norėčiau visus oficialiai pasveikinti su pavasariu. Dar šiek tiek dar pakasto šalnų, bet pavasaris jau čia. Mačiau, kažkurioje grupėje buvo užsisukusi tema apie apgavikus. Tai štai. Ir aš vieną tokį turiu. Guli gražuolis. Gražius va porą šakų, į karūną eina. Viską. Kamino Lituano. Ten. Įdomu, kaip čia tie žygeiviai mūsų jaučiasi tokiais įdomi. Lemma, gal čia tas stulpas tiesiog iš kažkur atsirado. Žiauru. Matosi, kad miške vilkų atsirado. Dar vienas tenais ant kampo ir kitoj miško pusėje. Gaila tų gyvūnų, bet džiaugiuosi, kad gamta pati reguliuoja, o ne kaip kabinetuose sėdi ir nusprendžia, kiek čia leis sumedžiot, kiek čia neleis. Čia geras mano draugas ar negeras. Tai jeigu geras, tai va gal ir daugiau truputėlį. O dar vienas. Tuoj prieisim. Jeigu prieisim. Neprisemsim. O. Koks gražus, kiek čia 1, 2, 3, 4, 5 šakos, porą dar nulūžus. Žiaur. Nu ką, panašu, kad sezoną užsidarysim.
įdomus jisai čia toks buvo. Nelabai ką radau, nelabai ant gyvūnų žiūrėjau. Bet turbūt visi pamenat mano video kanalų diena. Tai jo, sprendžiau pabaigti sezoną eidamas tokiu kanaliuku. Na, ir jau visiškai buvau nosį nukabinęs. Mašina štai ten stovi. Ir žingsniavau, galvodamas, kaip čia ką pasakysiu žmoneliai savo mylimai. Ir štai. Sėkmė sako, sveikas. Antro greičiausiai jau nerasiu. Nes įtariu, kad bus kažkur laukuose. Tai bus tikrai nurinktas. O kas patingėjo kanalų praeiti, tai jau kaip ir jūsų bėdas. 1, 2, 3, 4. Nedidukas. Šviežias. Bet sezono uždarimui tiks. Spaudžiam laiką, spaudžiam subscribe. Galbūt pasimatysime ir šiais metais, o jeigu ne, tai iki kitų metų.